Pirmieji 2012 metų futbolo sezoną pradėjo klubo Nevėžis fanai. Jie organizavo turnyrą, į kurį kvietė ir kitų komandų fanų klubus. Šitas turnyras prasidėjo prieš 3 metus, tai buvo skirtas vieno fano garbei, kuris mirė būdamas užsienyje. Šis turnyras jau, kaip sakant, jau tapo tradicinis. Šiandien atvažiavo 4 komandas, tai yra mūsų vietinė Nevėžio fanų komanda, toliau Kaplių Grobuonis, Tauragės Tauragai, tai yra futbolo klubas Tauras fanų komanda ir klubas FK Garliava. Fanai, įnirtingi žaidėjai, rimti? Taip, žinoma, labai įnirtingi, kovoja, siekia pergalių. Smagu žiūrėti. Dėl kokio prizo žaidžia? Dėl taurės. Turim 3 taurės, jos yra kasmet vis naujas, kitos. Tai dėl jų ir kovojam. Futbolo klubo Nevėžis fanui klubui šį sezoną linkėjo sidabro medalių. O kad šį linkėjimą įtvirtintų, turnyre užėmė 2 vietą. Į priekį praleidę Tauragės Tauragai fanus. Geriausių turnyro žaidėjų pripažintas kėdainietis Deividas Mulskis. Komanda jau yra kokius 3 metus maždaug. Tik tai vis keičiasi brandalys. Vieni žaidėjai ateina, kiti išeina. Tai čia tokia šiandien komanda ir yra šiek tiek nesusižaidus, bet stengiamės iki rungtynių galo pajusti vienas kitą žaidėją ir tikėsimės gerų rezultatų. Šiaip fanai renkasi, kartais nori, kartais reikia paraginti, bet į varžybos susirenka. Tai sirgti, sergam, žaisti irgi žaidžiam. Tikite šiemet iš Nevėžio? Tai žinoma, tikimės pačiu aukščiausiu tikslu, aukso medalių. Jau mažiau siekti nebegalima, reikia tik į priekį judėti. Sirgsit iš komandų? Žinoma, būtinai palaikysim. O patys žaisit turnyruose? Turnyruose kiek galim, tiek stengiame žaisti, o kaip toliau parodys, nežinau.